Šį savaitgalį Indijoje bus švenčiama nepriklausomybės diena. Milijonai žmonių minės 79-asias šalies nepriklausomybės nuo Jungtinės karalystės metinės. Tai įvyko metais anksčiau, nei Izraelis buvo pripažintas suverenė valstybė. O mes studijoje švenčiame su gardžia, košerinė, indiška puota ir žavia pora. Prašome pasveikinti Lironą ir Beną Binjaminą Khalifą iš Kosher India. Sveiki ir ačiū, kad atvykote. Ačiū. Visų pirma, jūsų istorija tokia žavi. Iš pradžių jūs augote ortodoksų šeimoje Indijoje. Prieš jums susitinkant, kaip viskas atrodė? Kiek svarbios buvo žydų tradicijos ir ritualai augant Indijoje ir kiek jie buvo tokie patys ar susipynę su Indijos kultūra? Aš augau labai tradicinėje žydų šeimoje. Mes laikėmės košerinės mitybos, kas buvo ir sunku, ir lengva tuo pačiu metu. Nes mes neturime rabinato, bet viską žinome, kas yra vegetariška, kas nevegetariška. Taigi, tai tikrai gerai. Taip, mano šeima labai griežtai laikosi kašruto. Šabato laikymasis buvo šiek tiek sunkus, nes žinote, dirbi ir visa kita. Bet taip, košero laikymasis yra visko pagrindas. Jomtovas ir visos šventės. Taigi, taip, labai tradicinė žydų šeima. Tai vieta, kur žmonės išleidžia tiek daug pinigų, kad patirtų įspūdžių. Tu nusprendėjai persikelti gyventi į Izraelį, net nemačiusi vietos. Atsidūrėjai Upalyje ir tada sutikai šį vaikiną. Dievas turi savo planų. Tu planuoji, o Dievas turi savo planus. Taip. Tai kas nutiko? Tu pamatėjai ją hebrajų kalbos pamokoje ir tiesiog pagalvojai, o Dieve. Aš atvykau 2012 metų sausį, o kitą dieną po atvykimo ji buvo ten. Ir tai buvo tarsi... Meilė iš pirmo žvilgsnio. Taip. Ir tu esi iš Prancūzijos, paaiškinkime tai. Taigi, ar tau tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio? Ne. Kaip mes tave įkalbėjome suteikti jiem šansą? Aš padėsiu. Tu padėjai? Oi. Labai padėjau. Romantiškos prancūziškos gėlės. Taigi, gerai, dabar jūs esate susituokę, turite verslą, jūsų virtuvės susilieja, papasakokite mums apie Kosher India, kaip visa tai atsirado. Ir papasakokite mums. Dabar mes turime šeimą, turime 4 vaikus ir kiekvieną kartą, kai gaminame namuose, gaminame prancūziškus, alžyrietiškus ir izraelietiškus patiekalus, nes mums taip pat labai patinka izraelietiška virtuvė. Ir turime indišką virtuvę. Taigi mūsų namuose norime, kad vaikai būtų atviri visoms kultūroms, o Benas labai mėgsta mėsą, o aš užaugau valgydama netiek daug mėsos. Taigi, tai tarsi Kosher Indija. Viskas prasidėjo nuo to, kad norėjome į savo namus atnešti indiškus mėsos patiekalus, kuris Izraelyje taip pat nėra labai žinomas, ypač košerinės mėsos patiekalai nėra žinomas. Ir aš norėjau, kad mano vaikai taip pat žinotų, jog Indijoje mes turime mėsos, turime visko, turime visus prieskonius ir visa kita, bet viskas yra košeriška. Tai nebūtinai turi būti nekošerinis maistas. Taip, suprantu, kai esi Indijoje, kaip rasi košerinės mėsos. Ne tame esmė, kad tai mėsa, esmė ta, kad gauti košerinę mėsą nėra taip paprasta. Tai nėra taip įprasta. Gerai, taigi jūs užpildote tikrai gerą nišą. Jūs nesate restoranas, nesate renginių maitinimo paslaugų teikėjai. Jūs iš tikrųjų siūlote visą patirtį. Taigi paaiškinkite, ką mes čia turime ir ką žmonės, norintys mokytis, dalyvauti ir mėgautis gerų maistu, gausi šios patirties, nes aš jau pradėjau valgyti. Taigi mes siūlome tikrai kažką panašaus į patirtį. Ne tik paprastą maisto tiekimą ar restoraną, kaip jūs sakėte. Mes rengiame renginius, žmonės kreipiasi į mus dėl savo gimtadienių, barmicvos ir panašių dalykų. Taip pat turime dirbtuves tiems, kurie nori išmokti ir vėliau tai pasidaryti namuose. Taip, kaip sakėte, mėsa yra mūsų pagrindinis akcentas, bet taip pat turime vegetariškų, veganiškų, halal patiekalų, priklauso nuo žmonių. Taip pat rengiame įmonių renginius. Nuostabu, o kaip sekasi? Esu tikra, kad vėlgi maisto įvairovė čia nėra didžiausias dalykas, man pačiai sunku, nebent esi Tel Avive arba, žinai, sunku rasti įvairovę. Tad įsivaizduoju, kad žmonės tuo labai džiaugiasi. Taip, dažniausiai sulaukiu labai gražių atsiliepimų iš žmonių, nes kai kuriuos patiekalus sukūriau savo šeimai, o dabar ir visiems kitiems. Pavyzdžiui, butter chicken. Taip, gerai, tai papasakok. Gerai, tai papasakok, ką turime. Taip. Gerai, tai vištiena sviesto padažė iš pradžių gaminama su sviestu, o padažas gaminamas su grietinėle ir viskuo kitu. Bet dėl košerinės versijos aš ją visiškai pakeičiau ir tai yra... Tai yra viena kažkokio tipo įrankis. Ką? Taip. Neturiu šakutės. Gerai. Taigi to nebūtų taip lengva padaryti košerišku. Ne. Tai ką padarai, kad tai būtų košeriška? Ir aš sušylu. Taip pat dar vienas dalykas, kurį daugelis žmonių mano, kad indiškam maistui reikia kuo nors pakeisti jogurtą. Žmonės deda kokosų pieną. Bet tai nėra tiesa. Nebūtina visada naudoti kokosų pieną ar grietinėlę. Tai taip skanu. Man taip malonu jūs sutikti. Jūs tokia nuostabi pora. Linkiu jums tokios.
Jums abiem puikiai sekasi. Ačiū. Ačiū Labai jums jums abiem abiem. ačiū. Labai ačiū.